Labas, aš esu Greta, Body Balance įkūrėja ir trenerė. Esu po gimdymo, tad ši treniruotė sukurta taip, kad kartu galėtumėme saugiai ir efektyviai stiprinti savo kūną. Ši treniruotė padės aktyvuoti giliuosius pilvo raumenis, stiprinti nugarą ir visą korpusą. Reguliariai atliekant šią treniruotę sumažinsi nugaros skausmus, pagerinsi laikyseną ir apskritai pagerinsi visą kūno tonusą. Treniruoti reikės poros lengvų svarelių ir kilimėlio. Dirbsime 30 sekundžių, 15 sekundžių ilsėsimės. Iš viso turime 7 pratimus, kuriuos kartosime 2 kartus. Ar pasiruošus pradėti? Pradedam. Tai treniruotę pradedame nuo lengvos pramankštos, paruošiam sąnarius ir raiščius darbui ir kojos pečių plotyje lengvai rotuojam korpusą į vieną ir į kitą pusę. Iškvepiam, sukamės, grįžtam į centrą, įkvepiam. Okay. Galim prijungti rankas, 4, ilginam pirštus, 3, 2, 1. Priešinga ranka siekia priešingos kojos ir taip 8 kartus. Dar liko 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą ir pritupiam ir iškvepiam kylam. Pritupiam ir iškvepiam kylam. Pritupiam ir iškvepiam. Lengvai, palei savo galimybės. Jeigu galim, prijungiam rankas ir grįžtam. Prijungiam rankas ir grįžtam. Dar porą. Prijungiam rankas, grįžtam. Ir paskutinis grįžtam. Lenkiamės į priekį ir grįžtam. Tarytum plaukiam. Iškvepiam, stumiam klubus atgal ir grįžtam. Iškvepiam ir įkvepiam pro nosį. Iškvepiam ir įkvepiam. Dar vienas. Ir grįžtam. Rankos prie krūtinės, ar kaip jums patogu, atidarom klubus 4 ratus į vieną pusę ir 4 ratus į vidų. 4, 3, 2, 1. Jeigu reikia, padedam koją kas kartą, kaip prosukam ratą. Dar kartą ir į vidų. 4, 3, 2, 1. Lenkiamės, sukam kelius į išorę 4 kartus ir 4 į vidų. 4, 3, 2, 1. Suglaudžiam ir dar į vieną pusę 4 ratai ir į kitą pusę. 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą, sukryžiuojam kojas, mėginam kelius išlaikyti tiesius ir kiek galimybės leidžia siekiam pirštų galų. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą, lenkime šonų 4 kartus. Įkvepiam, grįžtam, iškvepiam, įkvepiam, grįžtam, dar 2. Ir paskutinį papulsuojam 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą, pakeičiam kitą koją ir pulsuojam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą ir prijungiam lenkimas į šonų 4, įkvepiam, grįžtam, 3, įkvepiam, grįžtam, 2, įkvepiam, grįžtam ir papulsuojam 4, 3, 2, 1. Grįžtam į centrą, kojos pečių plotyje, rankos prie krūtinės ir lengvai rotuojam, siekiam priešingą alkūnę, priešingo kelio. Iškvepiam ir dar 4, 3, rotuojam visą korpusą, 2, 1. Jeigu galim, siekiam pirštų galų, iškvepiam, iškvepiam, iškvepiam. Ir dar, žiūrėjom, korpusas stabilus, 4, 3, 2 ir 1. Ir paskutinis aktyvacijai, galim pradėti minkštais keliais, leidžiam visą kūną į priekį link pirštų galūnų, žingsniuojam į pilną lentą, stumiam dubenį atgal, įkvepiam, grįžtam, dar žingsniuojam kiek įmanoma tiesesnėm kojom ir pasistebėm, viską išilginam. Ir dar 3 kartus lėtai nuvažiuojam į pilną lentą, nužingsniuojam, stumiam klubus atgal, pajaučiam tempimą
grįžtam, žingsniuojam ir pasistebėm. Nieko tokio, kad galbūt sunku su tuo pasistebimu, trūksta stabilumo, bet tai visiškai normalu. Neturi judesiai būti tobuli. Svarbu, kad esat ten, kur esat šiandien. Nereikia tobulo progreso, svarbu pasirodyti ir atlikti palei galimybės, kad ir 5 minutės jau jūs esat čia. Tai pramankšta baigta, pasiemam kilimėlį, svarelius ir važiuojam su pagrindinė dalimi. Tai pradedam su pagrindinė treniruotės dalimi ant kilimėlio. Kaip matot, aš esu pasiruošus 2 poras svarelių. Realiai mums tai reikės po 1 svarelio. Tai ir viena svarelių pora yra sunkesniem pratimam, nugaros pratimams kaip nugaros traukai. Ir turiu lengvą porą svarelių, 0,5 kilogramo kiekvienai rankai, kai atliksiu supermeno pratimą, su kuriuo susipažinsit. Tai primenu, kad siekiam netobulumo, o taisyklingos, lėtos atlikimo technikos, sąmoningo judėjimo. Pradėsim su pratimu šuo paukštis. Pasiemam svarelį vieną ranką, ištiesiam priešingą koją ir mėginam vienu metu pritraukti ranką ir kelti koją. Įkvepiam ir iškvepiam keliam. Kai grįžtam, nuleidžiam, įkvepiam pro nosį, iškvepiam pro burną, kai keliam. Neskubant, lėtai ir stabiliai. Stengiamės nesukti klubų, kojas laikyti pečių plotyje ir korpusą laikyti stabilų. Iškvepiam ir dar vienas, iškvepiam, atleidžiam, grįžtam. Viską tą patį kartojam su kita puse. Ištiesiam vėl priešingą koją ir pasiemam svarelį į priešingą ranką. Pradedam. Ir iškvepiam, pritraukiam ir įkvepiam pro nosį, atleidžiam. Iškvepiam, pritraukiam, įkvepiam pro nosį, atleidžiam. Vengiam šitokio sukritimo ir judinimo savo kūną į priekį atgal. Korpusas visas stabilus ir lėtai atleidžiam. Keliasi koja ir ranka, bet išlaikant korpusą stabilų, nesviruojantį. Stengiamės nesusukti klubų. Dar vieną paskutinį. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Gerai, liekam čia, meškutės lentoj, svarelis priešai save, rankos pečių plotyje ir keliai paraleliai su klubais. Nesukrentam, į mentis, aktyvios mentis ir lėtai kylam. Iškvepiam ir įkvepiam, grįžtam. Svarelį jau pasidedam prie priešingos rankos, šiek tiek sunkesniam variantui. Pradedam kelis kartus su lengvesniu. Kelius keliam tik 10 cm į viršų, nedaugiau. Ir jeigu galim, pakylam, laikom ir perkeliam svarelį į priešingą pusę. Įkvepiam, nuleidžiam. Iškvepiam, pakeliam, perkeliam svarelį, įkvepiam, nuleidžiam. Antrą ratą darysim pilną amplitudę. Važiuojam į šoninę lentą, alkūnę su petimi. Gerai, lengvesnis variantas būtų vieną koją padėjus, kitą ištiesus. Ir mėginam vienu metu atidaryti ir uždaryti, įkvėpti. Kai atidarom L formą, stengiamės jausti, kaip mentės kamputis prisirakina ir korpusas kyla į viršų. Iškvepiam ir įkvepiam, nuleidžiam. Gerai, stengiamės nesukristi į petį ir įkvepiam, nuleidžiam. Stuburas tiesus, atliekam su lengvesniu variantu pirmąjį ratą ir paskutinis. Puikiai, šauniai. Jau turėtumėt šiek tiek jausti, kaip kūnas sušyla. Viską tą patį kartojam su kita pusė. Rankos į L formą, alkūnė po petim ir iškvepiam L formą, atidarom, įkvepiam, nuleidžiam. Lėtai ir sąmoningai. Iškvepiam ir įkvepiam, nuleidžiam. Stengiamės kelti šonu, niekur neskubam. Ir įkvepiam, nuleidžiam. Dar važiuojam, iškvepiam, įkvepiam, grįžtam. Dar hop
įkvepiam ir paskutinis. Iškvepiam ir įkvepiam, nuleidžiam. Važiuojam į Supermeną, lengvesnius, sunkesnius svarelius pasidedam. Galim pasiimti lengvesnius arba visiškai be svarelių. Rankos 90 laipsnių kampu. Pradžioj galim pradėti tik keliant nugarą. Ir iškvepiam, suvedam mentis, įkvepiam, atleidžiam, padedam švelniai ir iškvepiam, suvedam mentis, įkvepiam, atleidžiam. Važiuojam, nelošiam šitaip kaklą. Smakras link krūtinkaulio, neutralioj padėty. Įsivaizduojam, kad turim obuoliuką tarp smakro ir krūtinės. Laikom kaklą neutralioj padėty, stuburą neutralioj. Dar kartelį ir įkvepiam, atleidžiam. Nu ir ką, paskutinis pratimas, be svarelių, paskutinis šio rato pratimas, dubens kėlimas, pritraukiant kelius. Ir lėtai atsispiriam, pakeliam į viršų ranko šonuose ir keliam po vieną kelį, nenuleidžiant klubų žemyn. Gerai, jeigu reikia, atleidžiam ir vėl grįžtam. Ilgas kaklas, užfiksuojam dubenį aukštai ir iškvepiam, įkvepiam, padedam, iškvepiam, įkvepiam, padedam ir lėtai nuleidžiam. Jeigu galim, visiškai pasiliekam, bet gal čia pamėginsim jau antrąjį ratą. Gerai, šiek tiek poilsio ir minutę poilsio, atsigerkim vandens ir važiuojam su antruoju ratu. Primenu poziciją, riešai paraleliai su pečiais, keliai su klubais, ne per daug šitaip, gerai. Ir pasiemam vieną ranką svarelį, kitą koją ištiesiam ir važiuojam, iškvepiam, įkvepiam, atleidžiam. Vengiam tokio sukritimo į mentis, gerai. Spaudžiam delnu į kilimėlį, laikom korpusą stabilų. Iškvepiam ir įkvepiam, atleidžiam. Jaučiam stabilumą visam korpuse ir alkūnę. Palei kraštą jaučiam, kaip dirbam iš nugaros, ne iš rankos. Gerai, dar paskutinį vieną. Ir jeigu galim, palaikom. 4, 3, 2, 1. Tai kiekvieno pratimo metu gale prijungsim iššūkį. Jeigu galite, atliekat. Jeigu ne, būkit ten, kur esat šiandien. Ir keičiam pusę. Jaučiam, kaip alkūnė eina palei klubakaulį, palei šoną ir jaučiam stabilumą korpuse. Be galo svarbu raumenų ir minčių ryšys. Gerai, lėtai ir sąmoningai savo tempu iškvepiam. Kai keliam į viršų, lėtai įkvepiant su kontrolė atleidžiam. Iškvepiam, keliam į viršų, lėtai su kontrolė atleidžiam. Hop. Ir paskutinį palaikysim. 4, 3, 2, 1. Super. Gerai. Pradedam jau sunkesniam variante. Meškutės lentą, taip. Ir primenu, kad perduosim iš vienos pusės į kitą. Jeigu galim, pasiliekam 10 cm. Pasiliekam ir perdodam, iškvepiam. Įkvepiam, grįžtam, perdodam. Kuo mažiau sukinėjimas. Nesukrentam į kelius. Nesukrentam į pečius, į mentis, taip, delnus. Neapkraunam per daug riešo, dirba visas korpusas. Va čia tai reikia stabilumo išsilaikant ant 3 galūnių, taip. Na ir stengiamės išlaikyti pečius. Gerai, super. Neblogai. Važiuojam su šoninė lenta. Mėginam atlikti sunkesnį variantą su tiesiom kojom. Jeigu nepavyksta, šitaip, jeigu dar sunku, keliukai sulenkti. Gerai, ir tiesios kojos, atidarom L formą ir
Iškvepiu, atidarau, įkvepiu, su kontrole nuleidžiu, nesukrentant į petį. Iškvepiu, atidarau, su kontrole, lėtai nuleidžiu. Labai gerai. Likit ten, dirbam sąmoningai, lėtai. Išjaučiant, nenumetant kūną, taip. Ir įkvepiam. Jaučiam, kaip mentis susirakina ir palaikom. 4, 3, 2, 1. Yra reikalų. Važiuojam su kita puse. Primenu, kad galit viską tą patį atlikti visiškai be svorio, visiškai be svarelio. Alkūnė su petim. Ir iškvepiam, kylam. Įkvepiam, švelniai paleidžiam. Ir švelniai nuleidžiam. Tu šaunuolė, nepasiduok. Dar biškutį dėl savęs. Jeigu su viena pusė padarėjai, tai su šita jau negalima paleisti. Lėtai keliam ir jeigu sunku, pasilengvink, atlik sau lengvesnį variantą, bet lik čia. Ir laikom 4, 3, 2, 1. Labai gerai. Na ką, važiuojam su supermenu, su mažesniais svareliais arba iš viso be svarelių. 90 laipsnių ir lėtai keliam, jeigu galim, pakeliam ir kulnus į viršų, įkvepiam, sąmoningai lėtai nuleidžiam. Iškvepiam, sąmoningai lėtai nuleidžiam. Suvedam mentis, tai įsivaizduojam, kaip tarp menčių suvedam pieštuką. Taip. Iškvepiam, menčių kampučiai stengiasi susitikti, susirakinti ir iškvepiam. Ir paskutinė, jeigu galim, palaikom. Suvestas mentis, suspaustus sėdmenis, 3, 2, 1. Puikiai. Atleidžiam ir važiuojam į dubens kėlimą. Darom kaip pirmus kartus, bet jeigu norim pasisunkinti, laikom pakeltą dubenį ir po vieną keliam kelius. Nenuleidžiam. Galit pajausti, kad kažkuri pusė yra silpnesnė už kitą. Kojas pečių plotyje. Neglaudžiam kelio. Ir dubenį laikom viršui, sėdmenis įtempti, pilvas kietas. Ir lėtai marširuojam dar 4, ir 3, ir dar 2, ir 2, ir paskutinį, ir 1. Na ką, efektyvi, greita treniruotė. Pilvui ir nugarai stiprinti, baigta. Atlikit šią treniruotę bent 2-3 kartus per savaitę ir pokyčių savo kūne, ypatingai tvirtesniam korpuse, tikrai pamatysit. Ačiū, kad buvot kartu. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like, subscribe ir sekti tolimesnės treniruotės. Ačiū, ačiū, ačiū. Iki.